Labas, Rokai. Labas. Radau internete mitų apie alyvą. Ar galėtum patvirtinti arba paneigti šiuos mitus? Pirmas. Jei alyva juoda, ją reikia keisti. Nereiškia, kad jeigu juoda alyva ir jinai yra bloga. Tai reiškia, kad jūsų alyva atidirbo ir išplovė jūsų variklį gerai. Jeigu jūs išleidžiate alyvą ir jinai bėga skista ir labai švari, tai nėra gerai, nes alyva neatliko savo darbą. Antras. Jei alyva brangi, ji visada geriausia. Nebūtinai. Už brangę alyvą mes paprasčiausiai mokame labai daug reklamos išlaidų. Visos alyvos daromos iš keletos bazių. Ir jeigu bazė yra gera, kokybiška, visos alyvos yra geros. Tik reikia pasirinkti tam tikrą klampą ir ką rekomenduoja automobilių gamintojas. Trečias. Seniems varikliams reikia tik tirštos alyvos. Nebūtinai. Jeigu jūsų senas variklis yra labai geras, jam reikia rinktis alyvą tą, kurią rekomenduoja automobilių gamintojas. Atsiminkime, kad tirštesnė, klampesnė alyva, jinai jums didina kuro sąnaudas. Tepa geriau, bet didina kuro sąnaudas. Ketvirtas. Visos 5V30 alyvos iš esmės vienodos. Ne. Jos yra skirtingos, yra keletos rūšių, yra tarkim 5V30 paprasta alyva ir yra 5V30 long life'inė alyva. Jeigu jūs į naujesnį Volkswageną pilsite paprastą 5V30 alyvą, ne long life'inę, jūs paprasčiausiai sugadinsite PD filtrą. Sekantis. Jei automobilis nedaug važiuoja, alyvos beveik nereikia keisti. Mitas, alyvą reikia keisti. Jeigu automobilis nevažiuoja keletą metų, tai tikrai reikia pasikeisti alyvą prieš pradedant eksploatuoti. Šeštas. Galima pilti bet kurią alyvą, jei tik klampa sutampa. Jeigu klampą rekomenduoja automobilių gamintojas, taip galima pilti. Čia yra skonio reikalas, ką jūs pasirinksite. Ar pasirinksite labai brangų brandą, ar pasirinksite vidurį, ar pasirinksite pigesnę alyvą. Septintas. Kuris mitas rinkoje jums atrodo pats pavojingiausias? Turbūt, kad visa alyva tinka visiems automobiliam. Tai pats blogiausias dalykas ir pats blogiausias mitas. Kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai gali sugadinti variklį. Aštuntas. Kuris mitas labiausiai klaidina autoservisų klientus? Dažniausias mitas, kad žinomo prekės ženklo alyva yra gera, o visos kitos yra blogos. Dar vienas mitas yra, kad alyva iš statinės yra kažko prastesnė negu alyva bakelis. Tai yra visiškas mitas, nes ta pati alyva atvažiuoja iš gamyklos, ar statinėse, ar bakeliuose. Girdėjau dar vieną mitą. Ar aš rizikuočiau rinkdamasi nežinomo prekės ženklo alyvą? Taip, rizikuoja, jeigu tavo alyva pagaminta fermoje ar kažkur garaže, bet mes visas alyvas vežamės iš fabrikų. Dar vienas toks gajus, net ne mitas, kad, pavyzdžiui, patys žinomiausi prekių ženklai yra dažniausiai padirbinėjami, nes jie yra brangus ir jie dažniausiai būna falsifikatų. Ir pabaigai, Rokai, ar norėtum kažką pridurti nuo savęs? Ieškokite savo automobiliui alyvos atsakingai, rinkite Signedą ir mes mielai jums padėsime. Ačiū. Ačiū tau.